Sveiki, mano vardas Mindaugas Grajauskas ir šitame trumpame video noriu Jums pristatyti žaidimą, ką pasirinktum. Šitą žaidimą kartu su kolegomis kūrėme paskutinius metus ir šitą video pristatymą nusprendžiau padaryti tam, kad prieš įsigijant galėtumėt geriau žinoti ir taip adekvačiai tikėtis, kas tai yra per žaidimas ir ką galima su juo nuveikti. Tai šito žaidimo kūrimo paskirtis buvo štai kokia. Padėti žaidėjams patirti gilesnius pokalbius tarpusavyje su kitais žmonėmis. Viena pagrindinių šito žaidimo sąlygų yra ta, kad žaidėjai turėtų būti bent kažkiek tais pažįstami tarpusavyje. Kadangi žaidimo mechanika yra štai kokia. Kiekvienas žaidėjas prieš prasidedant žaidimui gauna dvi pasirinkimo korteles A ir B. Ir paeiliui kiekvienas žaidėjas vis trauks įvairias pasirinkimo situacijas. Ir štai įsivaizduokit, pirmasis žaidėjas traukia pasirinkimo situaciją, kurių yra iš viso 60 žaidimo rinkinyje, ir perskaito du variantus, ką pasirinktum A arba B. Ir situaciją ištraukia žaidėjas, jisai turės rinktis A arba B, bet prieš tai, kol jisai renkasi, visi kiti taipogi bando atspėti, kaip tas konkretus žaidėjas, tas konkretus žmogus pasirinks šitoj situacijai A variantą ar B variantą. Ir kiekvienas žaidėjas savo spėjimą pasirenka, panaudodamas pasirinkimo korteles, ir užversta savo spėjimą padeda ant stalo. Tada, kai visi žaidėjai būna jau pasirinkę savo spėjimus, tuomet situaciją traukia žaidėjas, jisai galiausiai parodo savo sprendimą. Ir čia šitoje vietoje gali rastis labai įvairių tokių, pokalbių, diskusijų, pasidalinimų, nustebimų, kartais net ginčų gerąją prasme, nes kartais tikrai atrodo, aš tai tikrai žinau, kaip tas žmogus pasirinks tokioje situacijoje, ir staiga nustembi, nes tas žmogus pasirinko visai kitą variantą. Ir aišku, visą laiką šalia atsiranda argumentavimas, paaiškinimas. Šitos situacijos, kurios yra sudėtos į šitą žaidimą, jos nėra realios situacijos. Tai yra kasdienybėje tokių pasirinkimų žmonės nedaro ir tikiuosi, kad netektų daryti niekam. Kai kurios yra nepatogios situacijos, kai kada jos gali, kelti iššūkį mūsų kažkokiem tais požiūrio, mąstymo būdom, vertybėm. Ir tai yra viso labo tik tai žaidimas, kuriame galite geriau permastyti savo pasirinkimo argumentaciją. Ir dažniausiai mes savo pasirinkimus darome pagal tai, kokios yra mūsų vertybių sistema, kas yra šiaip svarbu gyvenime, kokia mūsų gyvenimiška patirtis, kas jau yra įvykę. Ir visi šitie tokie pasirinkimai, jie gali atverti įvairius tokius, pokalbiam tokias galimybės. Tai norėčiau keletą situacijų garsinti, kad gerai susidarytumėt vaizdą, kaip jos skamba. Ir kai kurios bus tokios, tarkim, paprastesnės arba mažiau įtempiančios, kaip pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? 10 valandų kelionę traukiniu A arba B, 10 valandų kelionę automobiliu. Toks lengvas pasirinkimas, bet vėlgi kiekvienas žmogus turi savo preferencijas ir yra įdomu pažiūrėti, kaip kiti mano, ką jūs rinktumėtės, kokia jūsų argumentacija tose pasirinkimuose. Arba, pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A. Gražiai dainuoti. Ar B. Kurti prasmingas dainas. Ką pasirinktumėt? A. 10 metų niekur nekeliauti. Ar B. 10 metų nieko nesimokyti. Ir yra kitokių situacijų. Pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A. Daugiau streso, įtampos ir nerimo, bet geresnius veiklos rezultatus. Arba B. Mažiau streso, įtampos ir nerimo, bet prastesnius veiklos rezultatus. Štai šitos situacijos man, kiek esu žaidęs šitą žaidimą su įvairiais žmonėmis, labiausiai šaukia tam tikrus, tikrai tokius vertybinius pokalbius, kurie kartais būna ir jautrus. Pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A. Mirti pirmiau nei jūsų antroji pusė, ar B. Mirti vėliau nei jūsų antroji pusė. Ką pasirinktumėt? A. Žinoti, kada mirsite, ar B. Žinoti, kaip mirsite. Ką pasirinktumėt? Įskaudinti kitą, ar B. Būti įskaudintu kito. Ir įvairių tokių panašių situacijų, kurios vienos tokios, jautresnės, kitos mažiau jautrios, bet kiekviena iš tų situacijų jos padeda prisiliesti prie žmogaus mąstysenos, jo požiūrio, patirties, vertybių sistemos. Ir kas yra įdomu, ne tik tai, kad jūs apgalvojate, ką aš iš tikrųjų pasirinkčiau ir kokiais argumentais vadovaudamasis tą sprendimą darau, bet įdomi dalis yra, o kaip kiti galvoja, ką jūs pasirinktumėt.
su savo argumentavimu, logika, pagal tai, kaip jūs yra patyrę, kiek jūs pažįsta, kaip jūs pažįsta. Todėl šitą sąlygą, kad žaidimą turi žaisti bent kažkiek pažįstami žmonės, yra svarbi. Bendrai žaidimo žaisti gali nuo 2 iki 8 žmonių, priklausomai nuo žaidėjų kiekio, žaidimas gali trukti nuo pusvalandžio iki daug. Ne, dažniausiai apie valandą, pusantros gali užtrukti. Nors ant dėžutės šito nėra užžymėta, bet manau, kad reikėtų pasakyti, kad šitas žaidimas turėtų turėti tą žaidėjų, žinot, amžiaus cenzą N18. Kai kurios situacijos tikrai nėra tokios, žinot, paprastos, nors ir jos vis dar hipotetinės, visos tos situacijos, bet jos nebūtinai yra paprastos ir jeigu norėtumėt ir sugalvotumėt žaisti su savo vaikais, tai tikėtina, kad reikėtų patikrinti ir atsirinkti korteles, kurias paimtumėte į žaidimą su vaikais. Lygiai taip pat, jeigu jaučiat, kad yra, nežinau, kažkokių labai jautrių žmonių, tai irgi galima, taip žinot, peržiūrėti tas situacijas. Žaidimo būdų yra ne vienas, jūs galite atsitiktinė tvarka traukti situacijas, galite parinkinėti kitiems žaidėjams situacijas, kuriuose jie turėtų priiminėti sprendimus. Galite parinkti savo situaciją, kurią norėtumėt patikrinti, kaip kiti mato jūsų potencialius pasirinkimus. Žaidimo dėžutėje jūs turėsite žaidimų taisyklių instrukciją, kurioje viskas labai paprastai, glaustai aprašyta. Visi žaidimui reikalingi elementai. Kompaktiškas dėžutė, galite, nežinau, ir kelionį pasiimti. Žinau, jau žaidėjų lėktuvuose žaidė. Sakė, bijojo, kad nenutupdytų lėktuvo, nes tikrai labai garsiai pradėjo šnekėti ir ten tokio azarto radosi. Tai jeigu smalsu pabandyti, gali būti tai, pavyzdžiui, gera dovanos idėja, ar tiesiog turėti savo bibliotekoje kažkur tai, žinot, ramiem rudens, žiemos vakarams ar vasaros pramogoms ir įsigyti savo. Tai šalia aplinkui šito video kažkur tai bus nuoroda, kurioje jūs galėsite įsigyti. Žaidimo kaina yra 25 €, plus siuntimo mokestis, jūs pasirinksit, kur norėtumėte atsiųsti ir mano kolegos tą žaidimą išsiųs. Žaidimo kiekis yra ribotas, aišku, jeigu, nu žinot, greitai, nežinau, iškeliaus šitie žaidimai, mes, aišku, užsakysime naują partiją, bet kiekis ribotas, toksai galbūt daugiau, žinot, tokio asmeninio intereso, toks va, tiesiog sukurti priemonę, kuri leistų kokybiškai, prasmingai pabūti su kitais. Tai kviečiu išbandyti ir jau kas bandėt arba bandysit ir turėsit įspūdį, pasidalinkit komentarais, mane galit LinkedIn'e susirasti, aš labai laukčiau jūsų pasidalinimo, kaip pasityrė, kas įvyko žaidime. Galbūt net ateis laikas, kai po kažkiek laiko norėsim atnaujinti situacijas, tai gal net jūs pasakysit, kurios situacijos, nežinau, turėtų būti pakeistos arba kokių situacijų galėtų būti. Tai ačiū, lauksiu reakcijų ir gero žaidimo, ką pasirinktum.